Jau kitą savaitę Lietuvoje prasidės 5-oji oranžinio viruso epidemija. Vienas populiariausių gatvės krepšinio turnyrų šiemet startavo neįprastoje aplinkoje – Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime. Šių metų oranžinio viruso turnyras jau 5-asis, todėl organizatoriai jį vadina jubiliejumi. Per 4 ankstesniosius metus varžybose dalyvavo daugiau nei 500 komandų, jėgas išbandė beveik 9000 krepšininkų. Šių metų varžybos vėl vyks Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje. Turnyro naujovė – neįgaliųjų trijulių varžybos, kurios vyks tik Kaune. O pirmieji jėgas oranžinio viruso turnyre išmėgino Lukiškio tardymo izoliatoriaus kalėjimo nuteistieji ir praėjusių metų turnyro nugalėtojai iš Planetos gatvės krepšinio čempionato parsivežė sidabro medalius. Po atkaklios kovos monstrų komanda įveikė Lukiškių ekipą. Netradicinė aplinka įrodė, kad populiariausias žaidimas Lietuvoje gali įveikti net kalėjimo sienas. Būtent gerų emocijų dalyviams linki ir turnyro organizatoriai, nes prastas oras aistrų aikštelėje tikrai nenumalšino. Tikimės kaip visuomet, kad tas žaidimas, ta aistra žaisti krepšinį, gatvės krepšinį įsižiebs daugelį širdžių ir mūsų jaunimas užmirš iš dalies kažkokius negerus dalykus, o labiau pasiduos sportui ir kartu sportuodami patirs geras emocijas ir malonius įspūdžius. Pasaulio gatvės krepšinio čempionatai nuo šiol bus rengiami kas 2 metai, tad stipriausia Lietuvos gatvės krepšinio trijulė bus apdovanota kelionė į Europos pirmenybes. Tik nežaisti, o stebėti senojo žemyno čempionato kovų Belgrade rugsėjo mėnesį.